Sveiki. Štai ir baigėsi pirmasis vasaros mėnuo, kuris buvo kupinas įvairiausių politinių įvykių tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Manau, kad pats svarbiausias jų buvo 12 dienų Izraelio-Irano karas, kuris prasidėjo labai netikėtai Izraelio atakomis ir baigėsi taip pat labai netikėtai po 3 Jungtinių Amerikos valstijų giluminių bombų numetimo ant Irano karinių strateginių taškų. Apskritai tiek karas Ukrainoje, tiek karas artimuose rytuose yra persunktas propaganda. Tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Propaganda, karo tematika pirmą kartą pasirodė dar Pirmajame pasauliniame kare. Antrajame pasaulinėme kare propaganda jau buvo tikrai ženkliai išvystyta. Na ir štai dabar 21 amžius, kur sunku susigaudyti, ką pranešinėja taip vadinami apžvalgininkai, kokia padėtis fronte, kas pagaliau karą laimi ar pralaimi. Turiu pasakyti, kad dar Ukrainos-Rusijos karo pradžioje staiga internete pasirodė daugybė apžvalgininkų, kurie pateikdavo savo versijas apie karo eigą ir dažnai tos versijos netitikdavo tikrovės. Todėl buvo sudaroma klaidinga situacija, į kurią būtent interneto vartotojai įtikėjo ir galiausiai buvo apvilti. Turiu pasakyti, kad pradžioje iš tikrųjų buvo daug rusakalbių apžvalgininkų, tiek Rusijos federacijos piliečių, tiek Ukrainos piliečių. Ir jie visą laiką kalbėdavo apie Ukrainos pasiekimus, apie didžiulės pergalės, apie didžiulį, sakyčiau, proveržį fronte. Bet reikalai klausėsi kažkaip ne taip. Galiausiai tie patys apžvalgininkai buvo diskredituoti. Antai toks žymus karo pradžioje apžvalgininkas Aleksejus Aristovičius, kuris lankėsi ir Vilniuje ir buvo iš tikrųjų pagarbiai sutiktas, vėliau nebegalėjo net grįžti į Ukrainą. Taigi tas iškreiptas karo vaizdas tikrai nepasitarnavo objektyviam vertinimui fronte ir dažnai sukeldavo bereikalingas iliuzijas Ukrainos kariuomenės naudai. Iš tikrųjų, šių karų tiek Ukrainoje, tiek artimuosiuose rytuose žlugo ilgus metus gyvavę mitai. Pirmas mitas, kuris žlugo, tai nenugalimoji Rusijos kariuomenė. Per visas propagandos priemonės buvo mums aiškinama, kad Rusijos kariuomenė turi šiuolaikinius ginklus, kad jos pasaulyje niekas negali sustabdyti. Na, jeigu dar turim galvoje atominį arsenalą, tai išvis ši supervalstybė nėra nugalima. Ukrainos-Rusijos karo metu šis mitas buvo paneigtas ir, kaip matome, Rusija niekaip nesugeba pademonstruoti savo galios, o ukrainiečiai, patirdami didelius nuostolius, tą reikėtų pabrėžti, tvirtai gynasi. Kitas didžiulis mitas, kuris gyvavo prieš 12 dienų Izraelio-Irano karą, tai neįveikiamas Izraelio geležinis kupolas, kuris būktai apsaugo nuo visų raketų, kurios paleidžiamos į Izraelį ir jos būtent perimamos ir likviduojamos. Tačiau karo eiga parodė, kad taip iš tikrųjų nėra. Štai kodėl Izraelio miestai yra subombarduoti, žmonės liko be būstų, dalis jų skubiai bėga iš Izraelio, na, kita dalis slepiasi slėptuvės. Reikia pasakyti, kad iš tikrųjų šitame kare
pasimatė ir dar vieno mito žlugimas. Tai nenugalima Rusijos ginkluotė, kuri saugo oro erdvę nuo priešo puldinėjimų. Deja, Izraelis per 48 valandas užvaldė oro erdvę, ir Rusijos ginkluotė buvo paprasčiausiai likviduota. Šis karas baigėsi JAV įsikišimu, kada buvo numestos ant Irano teritorijos 3 taip vadinamos giluminės bombos ir vėlgi buvo oficialiai pranešta, kad Irano atominis eksperimentas žlugo ir daugiau nekels pavojaus artimuosiuose rytuose. Tačiau Iranas suskubo paskelbti, kad nieko panašaus neįvyko ir vėl vyksta toks propagandinis karas, nors turiu pasakyti, kad vis dėlto, ačiū Dievui, abipusiai apšaudymai sustojo. Šiandien neaišku, kuo viskas baigsis artimuosiuose rytuose, bet jau aišku, kuo įvykiai artimuosiuose rytuose paveiks likusį pasaulį. Pirmiausia, tai be abejonės naftos pabrangimas, kuris šiuo atveju yra tikrai naudingas Rusijai ir tikrai nenaudingas Europos Sąjungai bei Jungtinės Amerikos valstijoms. Kita vertus, praktiškai nutraukiama Irano karinė pagalba Rusijai kare su ukrainiečiais, nes tos gamyklos, kurios gamino ginkluotę, kuri buvo siunčiama į Rusiją, paprasčiausiai yra subombarduotos. Kas dar naujo? Aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų galbūt nei Izraelis, nei JAV nelaukė tokios protesto bangos vakaruose. Žmonės išėjo į gatves ir protestuoja prieš genocidą Palestinoje. Net neramumai kyla Europos parlamente, kur Europos parlamentarai, daugiausia kairieji, protestuoja prieš ES valdžios veiksmus ir palaikymą Izraelio. Ypač kritikuojama Estė Kaja Kalas, kuri atvirai palaiko Izraelio poziciją ir jai, kaip matosi, Europos parlamente tikrai sunku apsiginti. Na, o kas dėl taikos Ukrainoje? Manau, kad užtilo tiek Rusija, tiek Ukraina, nors pasikeičiame pareiškimais, kad norime taikos. Kas iš tikrųjų vyksta, tai pasikeitimas karo belaisvės. Kita vertus, šio taikos proceso iniciatorius Donaldas Trumpas jau praranda kantrybę. Jis atvirai kritikuoja tiek Izraelį, tiek Iraną. Jis atvirai kritikuoja ir Putiną. Tai kažkas jau naujo jo taktikoje. Nesenai pasibaigęs NATO viršūnių susitikimas Nyderlanduose parodė, kad santykiai su partneriais Europoje Trumpo šiltėja, jeigu taip galima pasakyti. Man tas susitikimas daugiau priminė brežnevinius laikus, kada visi nuolankiai klaupėsi prieš kažkada buvusi Sovietų Sąjungos generalinį sekretorių Leonidą Brežnevą ir sakė jam komplimentus. Kažkas panašaus vyko ir Nyderlanduose. Tai Donaldui Trumpui patiko. Dar labiau jam patiko, kad europiečiai sutarė dėl 5 procentų BVP gynybai iki 2035 metų. Prieš tai kažkiek spyriojosi Ispanija, bet ir ta buvo sutramdyta. Taigi santykiai šiek tiek geresni tarp Vašingtono ir Briuselio, bet aš noriu pasakyti, kad jie yra ir šiek tiek apgaulingi. Man atrodo, kad Europos lyderiai užėmė susitaikėlišką poziciją. Kiek ilgai jį tęsis, nežinau, bet manau, kad iki Trumpo kadencijos pabaigos tai tikrai. Na, bet dabar sugrįžkime į Lietuvą, kur iš tikrųjų yra daug naujovių. Pirmiausia, tos visos naujovės, kurios yra priimtos Seime, palies mus visus eilinius Lietuvos Respublikos piliečius.
Pasibaigė ilgas procesas įvedant nekilnojamo turto mokestį. Kiek buvo variantų, sunku suskaičiuoti, kiek buvo komentarų. Praktiškai nekilnojamo turto problema užėmė visą viešąją erdvę. Kasdieną buvo vis keičiami skaičiai, kas bus tos grindys, nuo kurių reikės mokėti už savo nekilnojamą turtą. Kuo viskas baigėsi? Baigėsi, turiu pasakyti, didžiuliu pišu. Pirmas būstas bus apmokestinamas vienam žmogui nuo 450 tūkstančių eurų, o antras nuo 50 tūkstančių. Tai reiškia, kad šeima, vyras ir žmona, turinti beveik milijono vertės būstą, už jį nemokės. Na ir šio nekilnojamo turto mokesčių priėmimo finale galime konstatuoti, kad aukščiausi šalies vadovai už savo būstą nekilnojamo mokesčio nemokės. Taigi praktiškai bus surinkta žymiai mažiau lėšų į biudžetą. Taip skambiai pradėta nekilnojamo turto mokesčio reforma baigėsi, sakyčiau, niekuo. Taip pat buvo priimti ir kiti mokestiniai įstatymai. Tikrai nerimą kelia tarifo nuo 9 iki 21 procento pakėlimas nuo sausio 1, 2026 metų sausio 1, šildymui, karštam vandeniui bei malkoms. Iš tikrųjų, žiemą šildysimės brangiau ir gerokai brangiau. O kaip žinia, mūsų šildymo sezonas prasideda spalį ir baigėsi kaip šiais metais net gegužę. Taigi didžiąją metų dalį turėsime tuštinti savo kišenes, kad gyventume šiltai. Kas vis dėlto pasipriešino šiai mokesčių reformai? Tai aišku aktyviai protestavę ūkininkai, kurie net kelis kartus į sostinę atvyko su savo traktoriais. Pirmą kartą atvyko su, sakyčiau, tais, kuriais dirba žemę. Tikrai gera technika, įspūdinga, bet dažniausiai nupirkta už banko paskolą ir ta technika dar dabar priklauso bankams. Na, o antrą kartą jie atvyko su dar sovietiniais traktoriukais, kurie net negalėjo savo eiga atvykti, bet buvo atvežti. Taigi ūkininkai veikė, aktyviai protestavo, sulaukė gyventojų pajamų mokesčių lengvatų. Tuo tarpu visi likę Lietuvos mokesčių mokėtojai jau ateinančiais metais pajus augsiančią mokesčių naštą. Na, pirmiausia, tai pajus verslai. Jie apmokestinti negailestingai. Kartu, be abejonės, ir pajus eiliniai piliečiai, kurie už įvairias paslaugas bei prekes mokės brangiau. Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad ši reforma tikrai surinks ne daugiau, o mažiau lėšų gynybai. Kita vertus, na, ši reforma tikrai nėra panaši į socialdemokratišką, nes, kaip prognozuoja daugelis ekonomistų, ji paprasčiausiai stabdys Lietuvos ekonomikos augimą. Ir norėčiau pabaigai vis dėlto pereiti prie situacijos krašto apsaugos ministerijoje. Jau kelintą kartą krašto apsaugos ministrė parodo savo visuomeniai keistus sprendimus, kurie atsieina valstybei ne 10 eurų. Na, sakyčiau, tokia skandalingiausia istorija tai buvo vadinamo apžvalgininko evakuacija iš Izraelio per Jordaniją, Turkiją, Kiprą, Austriją į Lietuvą. Šita evakuacija, taip vadinama, mokesčių mokėtojams kainavo apie 200 000 eurų.
ji buvo skandalinga ir tokiais propagandiniais pareiškimais. Marius Laurinavičius viešai pareiškė, kad girdi Gediminas Žiemelis davė nurodymą įsodinti jį iš lėktuvo. Reiškia, parodė, kad būktai Gediminas Žiemelis vykdo Maskvos politiką. Aišku, šitas, sakyčiau, priekaištas, net ne priekaištas, toks, sakyčiau, puolimas viešoje erdvėje, turiu pasakyti, labiau yra propagandinis. Labiau propagandinis. Na, o mus labiau domina tie 200 000, juolab, kad nustatyta, jog yra išleista 680 milijonų biudžeto eurų ir išleista neaišku kam. Ir turiu pasakyti, kad kol kas negirdėti, kad kas nors ieškotų tų milijonų. Na ir paskutinis, sakyčiau, krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės beneficas, tai yra karinės žvalgybos vado Elegijaus Paulavičiaus atleidimas ir atleidimas iš darbo, jis vadovavo antrajam operatyvinių tarnybų departamentui. Tas atleidimas įvyko spontaniškai, nebuvo perspėtas Seimo nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas. Dabar vėlgi vyksta tyrimas. Tyrimas vyks ir dėl Mariaus Laurinavičiaus paskraidinimo, ir dėl Elegijaus Paulavičiaus atleidimo. Tad manau, kad Liepos mėnuo bus pakankamai gausus įvykiais. Gal pagaliau Liepos mėnesį ir paaiškės, kaipgi vyko tos dvi akcijos, kurios iniciatorė buvo Dovilė Šakalienė. Paaiškės ir verdiktas krašto apsaugos ministrei, ar ji iš tikrųjų verta likti savo poste. Taigi, ačiū už dėmesį.